Sveiki, mes randamės Marijampolėje, reitingų apdovanojime ir kalbinam pagrindinį šių reitingų rengėją ir iniciatorių Renaldą Česnaitį, teisėjų kolegijos pirmininką. Trenerių kolegijos pirmininką. Renaldai, kaip šį sezoną įvertintum rinktinės ir šiaip visą sezoną ir kokie planai ateityje? Manau, kad sezonas buvo gan ir neblogas, nes tikrai daug pasiekta aukštų vietų pasaulio čempionatuose. Labai gerai sekėsi tarptautiniuose turnyruose, kur tikrai ir kaip Deimantas Latkevičius Norvegijoje absoliutų laimėjo Norwegian Open. Taip pat labai gerai pasirodė sportininkai Grand Prix Pepa, kur mes pastoviai vykstam, šįmetį atnuvažiavom, nušlavėm visus prizus, grįžom namo. Manau tikrai viskas smagu, tik tai, kad taip judėtume į priekį toliau ir dar bendrom jėgom daugiau vis gerintume tą visą rinktinės, būtent branduolį ir pasirodymą ir net pas mane yra tokių planų, kad gan geriau, supranti, kažkaip, kad tuos rinktinės sportininkus, kurie mūsų yra pagrindiniai, juos daugiau kažkaip rėmėjų jiem, būtent ieškoti, kad juos skatinti, kad supranti, kad tas lygis jų kuo daugiau augtų, mums nereikia daug didelių labai masiškų, mes jų daug dabar turim. Dabar reikia, ką turim, būtent jų kelt kokybę, kad mes galėtume kaip manau, kaip lygiuotis į Slovakus, kaip jie tikrai dabar pažengė, bet, pavyzdžiui, aš kaip treneris pažiūrau, jie žaidžia 5-6 sportininkais, o pas mus jau yra tokių vidutinių lygio virš 10, tai mums gal geriau turėti irgi 5-6 su jais aukštumą siekti ir tai tikrai planai nereikia sustoti, nes treneriai ir Šilutėje per mažu pradeda judėti. Aišku, šiuo metu dominuoja Jurbarkas Marijampolėje, bandyti reikia Kauną, Vilnių pajungti šitos didesnius miestus. Kaunas dabar, kaip matau, aš kaip treneris, ten yra tikrai problema, yra apmigusių, jie gal sėdi ant laurų, kada tie laurai jau jie seniai nuvytę jau pas juos yra ir dabar mano toks kaip trenerių irgi toks indėlis, bandysiu su pasimatymu savininku, vadovu Vytautu Sokocku, bandyti įkalbėti, kad jis būtent dabar ten, kaip matom, reitingos yra jau sportininkų, taip ir kad jis suorganizuotų jau Kauno regiono varžybas, tai manau būtų pirmas tramplinas būtent vystytis vėl Kauną atgaivinta, nes Vilnius jau pajudėjo, nors irgi tokių daug sportininkų jie neturi po kokias, bet jie daro tas varžybas, o nuo varžybų iki varžybų ir tas rezultatas kels. Nes šitos varžybos jos ir parodys. Tikrai yra pas mus lyderiai, bet tie lyderiai neamžini. Būna, gali atsitikti ir traumos ir kiti įvykiai, juos turi kažkas pakeisti. Jeigu to nedarysim, to nevykdysim, jų neatsiras. Tai taip, kad manau, šitas tikrai kuo daugiau varžybų, būtent regioninių varžybų, tuos sportininkams tik į naudą. Ir Renaldai, porą žodžių mūsų naujam projektui online televizijai. Šaunuoliai, čia, kad šitas dalykas vyksta ir būtent labai malonu, kad tą daro profesionalai, nusimanantis apie šitą sportą ir manau, jis tikrai gyvuos ir tik sportininkam bus nuo to labai šaunu, nes mus, kaip žinot, nelabai kas daug ir myli, reklamuoja, taip kad mes, koliai patys to nedarysim, to kiti tikrai nepadarys. Mes padarysim, pamatys visi, kad tikrai mes gerai atrodom, tada ir mus paims. Norėčiau pridurti, kad greičiausiu laiku mes būsim Marijampolės Taurė klube ir rengsime ten reportažą su jų lyderiais sportininkais. Labai malonu būtų. Ačiū. Dėkui.